Labadiena. Pristatome 2014–2020 metų programinio laikotarpio mokėjimo prašymo teikimo instrukciją. Mokėjimo prašymas ir arba papildomi dokumentai turi būti pateikti iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino NMA užpildžius elektroninę formą, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema, kuri vadinama Žūmis. Mokėjimo prašymas, pildant elektroniniu būdu, Žūmis portale turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino 24 valandos. Mokėjimo prašymas ir jo priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, paramos gavėjo atsiskaitimai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas. Prie Žūmis portalo jungiamosi savo vardu ar įmonę atstovaujamo asmens vardu, patvirtinant savo tapatybę per elektroninius valdžios vartus. Kai tapatybė patvirtinama, jūs automatiškai grąžinami į pradinį puslapį. Pasirinkate Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Sekančiame lauke jums reikės pasirinkti priemonę, pagal kurią bus teikiamas mokėjimo prašymas, o pasirinkus priemonę matysite informaciją apie tą priemonę bei dokumentų teikimo langą, kurio pačioje rasite suformuotą mokėjimo prašymo formą. Paspaudus pildyti, būsite nukreipti į pildymo langą. Šiame lange turite pažymėti, koks tai prašymas – tarpinis ar galutinis, koks taikomas mokėjimo būdas, ar keitėsi įgyvendimo vieta. Dauguma informacijos užsipildo automatiškai, tačiau jums reikia patikrinti, ar informacija teisinga, bei užpildyti, jei tam tikra informacija neužsipildė. Pildant mokėjimo prašymą, jei kurie nors laukeliai, kurie yra privalomi užpildyti, neužsipildys, sistema neleis tęsti toliau ir automatiškai rodys, kuriuos laukus turite užpildyti. Kai viską sėkmingai užpildėte, spaudžiate išsaugoti ir pirmyn. Atsivėrusiame lange reikia pažymėti, ar deklaruojamos išlaidos nebuvo finansuojamos iš kitų fondų, taip pat ar viešinate projektą. Bei užpildyti paramos gavėjo kontaktinius duomenis. Nurodyti projekto vadovą, finansininką ir jei yra konsultantą. Dauguma langelių taip pat turėtų užsipildyti automatiškai iš paraiškos duomenų, tačiau turėtumėt patikrinti ir jei reikia patikslinti ar užpildyti. Sekančiame lange turite pildyti deklaruojamas sumas. Taip pat turite pasirinkti ekonominę klasifikaciją, kaip jūs apskaitote savo išlaidas. Tai yra, ar tai yra ilgalaikis turtas ar sąnaudos. Jei prie šios išlaidų kategorijos yra patirta daugiau išlaidų, tarkime, jūs įsigijate 2 ar 3 viešinimo standus, yra išrašytos 2 ar 3 sąskaitos faktūros, tokiu atveju užpildžius pirmą laukelį būtų pirma sąskaita. O tam, kad galėtumėt pridėti antrą sąskaitą, reikia spausti pridėti detalizuojančią eilutę. Pasirinkus visas išlaidas ir viską užpildžius, spaudžiame mygtuką pirmyn ir kitame lange jau reikės teikti išlaidas įrodančius dokumentus. Šiame lange yra nurodyti dokumentai, jų forma, jų formatas, kokį Žūmis portale galite pateikti. Norint įkelti dokumentą, turite iš sąrašo pasirinkti jums reikiamą dokumentą, spausti įkelti ir savo kompiuteryje pasirinkti būtent tą sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, kurį jums reikia pridėti. Jei šių dokumentų yra daugiau, tai tiesiog spaudžiate pridėti ir dokumento kėlimo kelias yra toks pats. Atsižvelgiant į investicijų pobūdį ir priemoniai taikomus reikalavimus, gali skirtis prie mokėjimo prašymo privalomi pridėti dokumentai. Paminėsime apie teikiamus dokumentus, teikiantiems mokėjimo prašymus pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programos miškininkystės sektoriaus priemonės. Teikiant mokėjimo prašymą pagal veiklos sritį, investicijos į miškininkystės technologijas bei kitas miškininkystės sektoriaus priemonės, teikiami dokumentai. Prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, jei taikoma, PVM sąskaitos faktūros, banko išrašai, mokėjimo pavedimai, patvirtinantis, kad sumokėta iš paramos gavėjo sąskaitos, perdavimo priėmimo aktai, jei įsigytas turtas ir atlikti darbai, registracijos liudymai, tai miškininkystės technikai, traktoriai, priekabos, medvežės ir panašiai, draudimo polisai ir apmokėjimo dokumentai įreikalaujama pagal paramos sutartį, techninės dokumentacijos išrašai, jei technika buvo registruojama regitroj, viešinimo dokumentai, jei projekte privalomas viešinimas, dokumentai apie darbuotojų gyvenamąją vietą, jei pareiškėjas įsipareigojo išlaikyti darbo vietas kaimo vietovėje, dokumentai dėl investicijų kilmės šalies ir kita informacija reikalinga pagal konkrečius atvejus ar agentūros nurodymus. Primintina, kad vykdant projektus pagal priemonės investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, veiklos sritį investicijos į miškininkystės technologijas kartu su pirmu mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms, turi būti pateikta tiekėjo išduota miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopija ir sodmenų įsigijimo dokumentai. Jei finansuojamos minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos. Jei paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo ir priėmimo aktą. Tuo atveju, kai teikiami mokėjimo prašymai pagal priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, veiklos sritį investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemos atsparumas ir aplinkosauginė vertė, kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateikta valstybinės miškų tarnybos pažyma apie jaunuolynų ugdymo kirtimų atitiktį miško kirtimų taisyklių reikalavimams, o išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų pateikti nereikia. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu statybą leidžiantis dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti informacinėje sistemoje Infostatyba, NMA jų pateikti papildomai nereikia. Statybos ir arba rekonstrukcijos ir arba kapitalinio remonto darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu. Pridėję dokumentus turite nurodyti lapų skaičių ir užpildžius ir pridėjus visus dokumentus, kuriuos turite pateikti, spaudžiame mygtuką pirmyn. Šiame lange turite užpildyti pateikiamų dokumentų numerius, datas bei nurodyti tipus. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai pasitaiko klaidų. Pavyzdžiui, jei nurodomos viešinimo išlaidos ir yra daugiau išlaidų nei viena, tai dokumentus reikia nurodyti būtent prie tos išlaidos, su kurie jie yra deklaruojami. Pasitaiko, kad, pavyzdžiui, prie viešinimo išlaidos yra nurodoma statybų išlaida ar kitos nesusijusios su paramos viešinimu išlaidos. Todėl pildyti reikėtų atidžiai. Jei pildant trūksta eilučių, jas galima pridėti, paspaudus pridėti dokumentą. Sėkmingai užpildžius, spaudžiame išsaugoti ir pirmyn. Šis langas yra mokėjimo prašymo pildymo pabaigos langas. Turite susipažinti su paramos gavėjo deklaracija, paspausti su deklaracija susipažinau ir sutinku, išsaugoti ir pateikti. Pateikus mokėjimo prašymą matysite pranešimą, kuriame bus nurodyta, kad mokėjimo prašymą pateikėte. Išjungus pranešimą matysite mokėjimo prašymo būseną. Šiame lauke reikėtų šiek tiek palaukti ir įsitikinti, kad mokėjimo prašymas gautas ir pateiktas. Turi išsipildyti dokumento numeris. Tai matome, kad mokėjimo prašymas yra užpildytas,
ir pateiktas. Ačiū už dėmesį.